Labą dieną, gerbiami septintokai. Šiandieną jums aiškinsiu apie FO ciklą ir pirmiausiai pabandykime FO ciklą pasileisti. Čia prieš tai buvau pasidaręs programą, tai ką mes turėtume su FO ciklu žinoti. Tai rašome paprasčiausiai FO, skliausteliai paprasti ir jame aprašome kintamųjų duomenų tipą, jam priskiriant kažkokią reikšmę, toliau lyginimą kažkokį ir jo žingsnį. Tai kaip tai dabar rašysime? Tai kintamąjį į, sakykime, bet gali būti bet koks vardas, bet nerezervuotas vardas, tai negali būti skaičius, negali būti while, for, kažkokie pavadinimai čia rašyti taip. Jis palyginamas su vienetu, į mažiau ir lygų už 4, tai supras, kad nuo vieneto iki 4 skaičių suksis ir jis didės po vieną žingsnį. Čia tą vieną žingsnį galima padaryti, kad jis po 2 žingsnius, po 3 žingsnius galėtų keliauti. Tai dabar mes pabandome pažiūrėti, ar teisingai čia viskas vyksta. Dėmesio jūs man trukdote, įsirašys, ką aš kalbu. Dabar, reiškia, pabandome pažiūrėti, kaip ciklas sukasi, va čia ciklas sukasi, mes panaudojam kintamąjį, kad jį rodytų, kiek jis sukasi ir pasižiūrima, tikrai sukasi. Taigi aš paspaudžiu sukimosi mygtuką ir matome, kad iš tikrųjų sukasi vieną kartelį, antrą kartą, trečią ir ketvirtą kartą sukasi, ne? Mes pamatėme. Jeigu mes nuo nulio būtume paleidę, nuo nulio, sakykime, ciklą, tai rodytų, kad jis nuo nulio einasi, nuo nulio skaičiuoja, ne? Mato ciklas iki 4. Dabar, ką mes dar galėtume pažiūrėti su to ciklo? O jeigu mes čia didesnį skaičių parašysime, o čia į mažiau už 4, ta eilutė FO ciklas nedirbs. Todėl būtinai reikia pakreipti kitą kryptim, sakykime, čia mes parašykim 50, kad mažiau, ir čia negali į viršų kilti, o turi žemyn leistis. Čia žemyn leistis. Nu ir kad greičiau būtų mums, tegul būna po 50 kartų, po 50 žingsnių kartu, ir pamatysim, kad čia ir žingsnius galima pakeisti. Na, ir paspaudžiam, pažiūrim, kaip čia iš tikrųjų darosi. Tai taip ir matom, kad nuo 300 per 51 žingsnis, 250, 200, 150 ir taip toliau. Tai mes pamatėme, kad galima tai padaryti su FO ciklu. Dabar galime ir skaičiuoti su FO ciklu. Na, pabandykime paskaičiuoti sumą. Taigi, mes parašome sumos kintamąjį, tai suma vadinsis, jam priskirkim iš karto 0, kad randomais atsitiktinis skaičius neįkristų. Ir į tegul būna pas mumis, sakykime, 0, ne? O į mažesnis turi būti ir jis tegul keliauja iki 4, kad mums būtų lengva suskaičiuoti paskui. 4. Taigi dabar mes turime į plus, dar kitą būdą užrašysiu į plus plus, kad vieno žingsnių žengtų, tai į lygų į plus 1, tai lygiai toks pat būtų užrašymas, ne? Nu ir pasižiūrėkime, ar tikrai sumą padarytų. Reiškia, sumą užrašau, suma, ir čia kintamasis suma, bet mums dar vieno dalyko trūksta. Mums reikia, kad skaičiuotų sumą. Taigi suma kintamasis lygu suma plus į kabletaškis. Na ir kai pasižiūrime, ar čia taip daro, nedaro. Numatome, kad jisai daro tą dalyką. Tai suma pradžioje 0, kada 0 su 0 sudeda, paskui, kada jo antrų sukimusi nuo į reikšmė tampa vienetu, tai 0 su vienetu sudėjus, tai gausis vienetas ir taip toliau didėja iki 10, ne? Dabar pažiūrėkime, ar daugyba, kaip su daugyba yra. Tai mes galim čia pavadinti sandaugą. Jinai sandauga turi būti vienetu. Na ir iš 0 jinai negalima, tai ir į vienetas. Va. Ir dabar sandauga mes kintamosius turim būtinai pakeisti. Sandauga. Ir čia sandauga. Ir čia kintamasis turi būti taip pat sandauga. Na, o pavadinimas gali būti sandauga. Na ir pažiūrėkime, kaip dabar dirbs ta sandauga, ne? Paspaudžiame ir mes matome, kad ir vyksta daugybos veiksmai, tai reiškia 2, 4, 7, 11.
Tai šiam kartu jūs pamatėte, kaip su FO ciklu dirbama, kaip tas FO ciklas įvairiom situacijom ką daro, tai sumą padarė, sandaugą padarė iš didesnio skaičiaus nuėjo žemyn į mažesnį, iš mažesnio į didesnį. Sužinojome, ką šita reikšmė daro ir kad jinai ir dviem būdais užrašyti galima. Sužinojome, kad čia yra duomenų tipo aprašymas šitame reiškia FO ciklo dalyje. Čia yra lyginimas, o čia yra žingsnis. Tai ačiū, kad žiūrėjote, iki kitų kartų.